Neaišku, kiek dar politikui Rokui Žilinskui teks minti teismų slenksčius. Taškas šioje prieš 1,5 metų pradėtoje byloje dar negreitai bus padėtas. Kaskart paaiškėja vis naujų įvykių aplinkybių. Apklausus dar kelis nukentėjusiuosius bei liudytojus policininkus paaiškėjo, kad buvęs žurnalistas Rokas Žilinskas bei jo draugas Markas Gurskis juos keikė ir plūdo necenzūriniais žodžiais. Net pagrasino iškviesti televiziją. Esą vyrai nepakluso policininkų reikalavimams parodyti savo dokumentus. Pareigūnai pasakojo, kad suimtuosius bandė tramdyti filmuodami juos vaizdo kamerą. Nufilmuotą medžiagą policininkai pateikė teismui. Buvusi televizijos žvaigždė sako, kad medžiaga sukarpyta, todėl remtis ją teismas neturėtų. Aš su televizijos profesionalas, aš mačiau kupiūravimą. Tai bet ko ten trūksta? Ten nieko nėra. Aš tiesiog stoviu ir tyliu. Prokurorė sako, kad medžiagos kopija buvo padaryta siekiant pagerinti vaizdo įrašo kokybę, bet jokių būdų neklastojimo tikslais. Ta medžiaga nėra iškarpyta, gal ta prasme sutrumpinta, nes iš tikrųjų įrašas pakankamai ilgai trūko. Tai yra sutrumpinta būtent galbūt, bet žiūrėsim, reikalausim iš komisariato originalo. Ir jeigu tas originalas buvo siunčiamas specialistui, specialistas pateikė tyrimui būtent tokiame pavydale, netikėti specialistui, kad tai nėra originalus įrašas, nėra pagrindo, aš manyčiau. Buvęs žurnalistas ir toliau tvirtina esąs nekaltas ir mano, kad prokuratūra tiesiog nori su juo susidoroti. Mano manymu, prokuratūra politikuoja ir nori pasidaryti savo reklamą. Negali pasodinti tikrų nusikaltėlių, tai iš manęs pasidarys šou ir parodys, kokie jie teisingi, galingi. Kitas teismo posėdis turėtų įvykti gegužės viduryje. Parlamentaro Roko Žilinsko problemos su teisėsauga prasidėjo prieš 1,5 metų, kai jis kartu su draugu įsivėlė į konfliktą su taksistu bei policijos pareigūnais. Reporterė Edita Vežbickaitė, Vilnius.